Tik prasidėjo nauji metai ir mes matome kovos dėl valdžios požymius. Ar skils socialdemokratai? Ar bus išstumti iš valdžios aušriečiai? Ar audito rezultatai bus užmiršti? Ar įsivyraus kabutėse ramybė ir kabutėse taika? Svarbiausias klausimas yra štai toksai, mano galva šiuo metu. O kas skaldo socdemus? Tai yra vidinės jų problemos, nesutarimai, ambicijos dėl krypties, dėl programos įgyvendinimo greitumo ar lėtumo, ar tai yra spaudimas iš išorės? Ir ar tai yra pavojinga Lietuvos visuomenė? Šiandien bandysime atsakyti šitą klausimą. Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir pradėkime. Taigi kas vyksta? Tik prasidėjo nauji metai ir pagrindiniai naujienų portalai mums Lietuvos visuomeniai, Lietuvos piliečiams siunčia dvi pagrindinės žinutes. Tai pirma yra žinutė tokia. Mums primena tai, kad Nemuno aušra yra bloga, kad Nemuno aušra neturi būti valdančioji koalicijoje, kad Nemuno aušra netinka būti valdžioje, kad Nemuno aušrą reikia vyti iš valdžios. Antra žinutė yra tokia, tai kas tą dalyką gali padaryti, nuo ko priklauso, kad Nemuno aušra yra valdžia. Tai reiškia socdemai. Socdemų stovykloje yra dideli nesusitarimai, gali išsivaikščioti frakcija, gali griūti, skilti socdemų partija, ten veikia keletas stovyklų, kyla didelis nerimas ir nepasitenkinimas socialdemokratų vadovybė, kuri vis dar nusprendė laikytis Nemuno aušros. Štai tokios dvi pagrindinės mintys. Ar vadovų ir kokia yra vadovų socialdemokratų reakcija būtent į šitas žinutes? Aš tai sakyčiau, yra tokia socialdemokratiška, kaip įprasta. Nei karšta, nei šalta. Nėra tvirtos nuomonės. Partijos pirmininkas Sinkevičius pasakė, žinote, šitas klausimas yra labai svarbus. Jam daug kas nepatinka tai, ką daro Nemuno aušra, bet jis vienas negali priimti sprendimų ir todėl jam reikės kreiptis į skyrius. Nors prieš metus, ar tai vasarą praėjusią, jau jie kreipėsi į skyrius ir klausė jų nuomonės. Ar jiems dirbti su Nemuno aušra, ar nedirbti su Nemuno aušra. Ir gavo atsakymą štai tokį, kad dirbti, ir tai buvo dauguma. Pasakyta, reiškia, šitas klausimas matyt netenkino, nes jie nori dar kartą paklausti skyrių. Gal nuomonė pasikeitė. Matyt reikia suprasti taip, kad jeigu toliau vis dėlto socialdemokratų skyriai pasakys taip, kad šita koalicija yra geriau negu koalicija, pavyzdžiui, tenai su Skverneliu arba su konservatoriais, liberalais, tai matyt po kokių 2-3 mėnesių vėl organizuos apklausą ir klaus. Ir taip organizuos tas apklausas iki tokio skaičiaus ir taip dažnai, kol matyt gaus tą reikiamą rezultatą. Šiandien ironizuoju be abejo. Taigi Sinkevičius pasakė nei taip, nei ne. Šiandien Motuzas, tai yra Seimo narys, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, pasakė, kad labai sudėtinga būti kartu su šita partija valdančioje koalicijoje. Premjerė Ruginienė pareiškė susirūpinimą, taip auga nepasitenkinimas partijoje, auga tas nepasitenkinimas ir matyti reikės priimti kažkokį tai sprendimą. Buvo ir kitų pasisakymų socialdemokratų. Vienas pasakojo, kad jisai patiria tokį spaudimą iš visuomenės, kad jisai, kabutėse šiandien, nuėjo į tualetą, atliko savo gamtinius reikalus, išėjo iš tualeto ir pasižiūrėjo, kad praleido net 66 skambučius. Jam skambino ir reikalavo pasipiktinę piliečiai, kad būtų Nemuno aušra išvyta iš valdančiosios koalicijos. Kokiagi yra Žemaitaičio reakcija? O Žemaitaitis sako, taigi jūs apsispręskit galų gale, ką jūs darot, taip ar ne? Arba jūs sakote, kad dirbame ir įgyvendiname tą programą, kurį įgyvendinam, arba jūs sakot, kad skiriamės. Problemų tai nėra jokių.
Jo pozicija šiuo klausimu yra aiški. Ne karšta, ne drugna, o karšta. Taip reikėtų pasakyti. Taigi, kas vyksta? Taigi svarbiausias klausimas, prie kurio aš grįžtu ir dabar, tai kas skaldo socialdemokratų partiją? Ar jinai skyla iš vidaus ir yra judėjimas viduje, ar jinai yra skaldoma iš išorės? Jei jinai skyla iš vidaus ir yra kažkokie tai nesutarimai tarp to politikų, tarp lyderių, nepasidalina postų, negauna to, ką jie norėjo gauti, negali finansuoti kažkokių tai srautų finansinių, negali patenkinti savo poreikių, ne kažkas tai prižadėjo, bet neįvykdė, arba nori įgauti didesnę įtaką partijoje, ambicijos žaidžia, ar kažkoks kerštas, tai gali būti partijoje, gali būti tūkstantis priežasčių, bet tai yra partijos vidiniai reikalai ir tai valstybei jokios įtakos pagrindė nedaro, nebent tai, kad partija suskils, žmonės išsivaikščios į atskiras grupelės, bet ir tai valstybei nebus didelė žala. Tai yra viena istorija ir jinai Lietuvai nėra pavojinga. Tačiau jeigu jinai yra skaldoma iš išorės, jeigu yra daromas spaudimas partijai iš išorės su reikalavimu, kad jūs išmeskit Nemuno aušrą iš valdančiosios koalicijos, o jeigu neišmesit, tai skilkit, nesutikit su tais, kurie dar vis laikosi tos Nemuno aušros ir imasi įvairių veiksmų tam, kad pati socialdemokratų partija skiltų, pati socialdemokratų partija negalėtų priimti, jeigu negali apsispręsti dėl Nemuno aušros, tai tegul jinai pati suskyla, nusilpsta ir nieko iš jo geros nebus. Jeigu tai yra daroma iš išorės, tai tada klausimas, kas tą daro ir ko jie siekia. O taip pat, tada, kada mes žinosime, kas tai daro ir ko siekia, galėsime įvertinti ir pasakyti, ar tai yra pavojinga Lietuvai. Na, čia galima tikriausiai pasakyti tą dalyką, kad ne tie laimėjo rinkimus ir todėl ne tie dabar yra valdžioje, būtina iš naujo organizuoti rinkimus arba paprasčiausiai būtina kurti naują koaliciją ir pastatyti savus žmonės. Kaip atsakyti šitą klausimą? Kas skaldo? Tai skyla partija iš vidaus, ar jinai yra skaldoma iš išorės? Mums padės į šitą klausimą atsakyti istorija, nes mūsų istorija Lietuvos jau buvo ne vienas ir ne du partijų skaldimo atvejai. Dabar aš nagrinėsiu, noriu pabrėžti ir akcentuoti tą dalyką, kad aš šitą klausimą nagrinėsiu kaip kontražvalgybininkas, ne kaip partinis politikas, politologas, ideologas kažkoksai, tai aš nežiūrėsiu į ideologijas. Aš žiūrėsiu į konkrečius žmonės, konkrečios grupės žmonių ir jų interesus. Kontražvalgybininkas taip ir turi žinėti, kieno interesai yra tenkinami, kieno interesai yra ginami ir kodėl. Ir čia tas kodėl, tai kaip dažniausiai būna tai, kad tie interesai kovoja dėl valdžios. O valdžia jiems reikalinga tam, kad jie galėtų valdyti milžiniškus finansinius srautus ir nukreipti taip, kur jiems yra naudinga. Taigi, mums istorija padės atsakyti į šitą klausimą, kas vyksta socialdemokratų partijoje. Dabar prisiminkite istoriją su darbo partija. Šitą dalyką aš tikrai žinau, kadangi tuo metu dirbau Valstybės saugumo departamente. Detalių atskleisti aš jums aišku negaliu, nes tuoj prisistatys ir mane pradės kaltinti, kad aš atskleidžiau valstybės paslaptį, dar ką nors, bet aš tikrai apie tai yra viešai rašyta ir gana nemažai. Tai, kad darbo partija suskilo dėl to, kad įvyko bokštų kova. Kremliaus bokštų kova pačioje partijoje. Kaip pamenate, tuo metu darbo partija prieš skilimą buvo ganėtinai stipri. Uspaskichas buvo ekonomikos ministras, turėjo itin didelę įtaką valstybėje ir tai kėlė nerimą kitam Gazpromo atstovui, tai yra Stoniui. Ir vienas
yra priklausomas praktiškai nuo Rusijos ir kitas yra praktiškai priklausomas nuo Rusijos, nes jie pagrindinį savo kapitalą susikrovė dėka Rusijos. Ką reiškia bokštų kova Lietuvoje tarp vieno ir tarp kito? Uspaskichas įgavo labai didelės galias, jis tapo ekonomikos ministru, jo partija darbo valdančioje koalicijoje, yra priimami labai svarbus sprendimai ir Uspaskichas yra itin aktyvus, agresyvus, energingas, pilnas planų, sustabdyti jį praktiškai nėra kam. Stonys tą dalyką matė ir reikėjo imtis kuo greičiau kažkokiu tai veiksmų tam, kad šitą grėsmę sustabdyti. Ne dėl Lietuvos interesų, ne dėl Lietuvos visuomenės interesų, o dėl to, kad atimti iš Uspaskicho galias ir priskirti tas galias savo. Kamgi reikalingos jos? Kodėl dabar taip keistai atrodo tai, kad kovoja du Kremliaus bokštai Lietuvoje vienas su kitu? Juk taip praktiškai turėtų kovoti su Lietuvos visuomenės atstovais, kurie trukdytų jiems ir taip toliau. Ogi atsakymas labai paprastas. Patys pagalvokite tai, kad sėdi žmonės ir sako, sprendžia, o kasgi valdys, kaip, pavyzdžiui, sukūrė planą tokį nors Kremliuje, ar tenais, ar SVR žvalgyboje, ar dar ko nors, taip mes per savo žmonės valdysime Lietuvą. A kokie bus mūsų klausimai pagrindiniai Lietuvoje? Mums reikia paimti vieną iš sričių energetikos sektorių ir per jį valdysim, nes energetikos sektoriuje sukasi didžiausi pinigai. O ką reiškia paimsi? Reiškia, mes privatizuosim Lietuvos strateginius objektus, naftos, dujų, geležinkelius, jūrų uostą ir taip toliau. Ir dabar klausimas, o kas privatizuos? Aišku, privatizuos Rusijos atstovai, bet kas atstovaus jų interesus Lietuvoje? Aišku, atstovaus Lietuvos piliečiai, kurie dirbs aniems. Jie savo dalį, savo akcijas gaus kaip savininkai, jie uždirbs milijonus, jie turės savo kišenėje šimtus milijonus. Štai dėl ko ir vyko kova. O kas bus tas, kuris, pavyzdžiui, gaus kvotą iš Gazpromo dujoms pardavinėti, kuris, pavyzdžiui, galės įgauti dalį Mažeikių naftos akcijų, kuris, pavyzdžiui, perims geležinkelių krovinių pervežimo verslą ir turėti savo dalį, kuris valdys, pavyzdžiui, Geonaftą ir turės savo akcijų dalį, kuris valdys kitus Lietuvos strateginius objektus, kaip Kauno termofikacijos elektrinė, kiti, ir turės savo dalį akcijų ir juos valdys ir gaus milžiniškus pinigus. Va štai dėl šito valdymo, dėl šitų akcijų ir vyko kova tarp skirtingų bokštų Lietuvoje. Taigi, Uspaskichą ardė partija, Uspaskicho darbo partija skaldė iš išorės. Skaldė kiti Rusijos atstovai tam, kad sumenkinti jo įtaką. Jie skaldė ir be abejo jie suskaldė. Jinai skilo, išėjo Montenas su visa chebra, išėjo Fiodorovas ten Kėdainiuose kažką tai atskiro siūrė, išėjo kiti. Pats Uspaskichas buvo puolamas dėl savo diplomo, kuris yra greičiausiai netikras, fiktyvus, bet Maskva, Kremlius nepadėjo Lietuvai išspręsti šito klausimo, išsiaiškinti. Tai yra tas universitetas, institutas, tiksliau Plechanovo, kuris neva mokėsi, o gal mokėsi, gal nesimokė, mes nežinome, dar atsakymų iki šios dienos nėra, bet jie nepateikė informacijos. Ar tikrai jis ten studijavo, ar tikrai jie išdavė jam tokį diplomą. Bet mums čia svarbiausia yra priežastis, o priežastis yra kova dėl įtakos. Vienas įgavo per didelį įtaką, kita interesų grupė nusprendė tą įtaką sumažinti arba visiškai iš jų panaikinti ir atimti ir prisimti savo. Dabar kita Valstiečių partija. Kaip pamenate, jinai buvo valdžioje, laimėjo rinkimus ir ten Karbauskis. O Karbauskis yra nepaprastas žmogus. Karbauskis yra milijonierius. Jis turi daug milijonų. Jis finansiškai yra nepriklausomas. Jis turi labai stiprų verslą. Milijardinės apyvartos verslą, suka itin didelius pinigus. Finansiškai jisai nepriklausomas. Antras dalykas, valstybės pagalbos jo verslui faktiškai ir nereikia.
nes jisai su jo verslas, su valstybė nėra susijusius, per šitą galą, per šitą pusę nelabai ką jam blogo ir padarysi. Tuo labiau, kad jo verslas dirbo gana skaidriai. Jeigu būtų darę kažkokias machinacijas, mokesčių ten slėpimo ir taip toliau, tai būtų labai greitai jį panaikinę. Ištraukė dienos šviesą, pradėjo ikiteisminius tyrimus ir tą verslą būtų sužlugdę. Tačiau ten viskas skaidru. Ir kitas dalykas, jo toks charakterio būdas, kad tu jo nepakontroliuosi. Tu jam nenurodysi, ką jis turi daryti, kaip jis turi elgtis ir taip toliau. Ir trečias dalykas, jisai pats norėjo valdyti, pats norėjo kištis į energetikos sektorių, į kitus. Jis matė, jis turėjo savo matymą, kaip turėtų būti valstybė valdoma, ir šis matymas jau nusistovėjusiai sistemai netiko. Ir be abejo, jie pamatė, kad tai yra didelė grėsmė jiems, Karbauskis. Ir jie puolė. Aišku, puolė pirmą jį kaip lyderį, jie diskreditavo, puolė jo aplinką, jo žmoną puolė, jo meilužę puolė, jo artimus žmonės puolė. Kiekvieną vos ne dieną skambėjo ir visokie straipsniai, kuriuose neigiamai rašė, nevažiavo į jo organizuojamus renginius, tenais agrokoncerno ir taip toliau ir panašiai. Ir skilo ta partija vėliau ar anksčiau. Skvernelis su savo chebra išėjo iš valstiečių ir tokiu būdu šitą partiją sumenkino, tokiu būdu šitą partiją prarado įtaką valdžiai. Reiškiasi, iš tos interesų grupės, kuri buvo įsitvirtinusi valstybėje, šita grėsmė taip pat buvo neutralizuota. Dabar kita istorija. Socdemai. 2017 metais socdemai taip pat panašiai kaip ir dabar vis vyko ta situacija. Ir tuo metu jie suskilo į dvi atskiras grupės. Viena grupė buvo Palucko, kita grupė buvo Butkevičius, tai tipo vieni bebrai seneliai, kiti jaunimas, jie nesutarė ir taip toliau. Nesutarė dėl vieno paprasto dalyko. Ar būti valdančioje koalicijoje su valstiečiais? Socdemams būti su valstiečiais tuo metu taip pat kaip ir dabar būti su Nemuno aušra, tai didžiausia gėda ir tai kenkia jų reputacijai ir taip toliau ir panašiai, nes valstiečiai dirba ten su rusais, Karbauskis neva agentas rusų ir taip toliau, jokiais būdais negalima. Be abejo, kilo partijoje, kaip ir dabar. Viesulas, nesutarimai, spaudimas iš išorės labai stiprus ir galų gale iš frakcijų, iš pačios socialdemokratų partijos pradėjo trauktis nariai. O kai jie pradėjo trauktis, taip ir skilo partija ir jinai pati pasitraukė iš valdančiosios koalicijos. Taigi, vėl, čia nebuvo vidinė kova. Čia buvo spaudimas labai stiprus iš išorės. Ką jie turi daryti, kaip jie turi elgtis. Tam, kad Karbauskis tuo metu, kurie buvo kartu koalicija valdančioje, neturėtų labai didelių galių. Ir socialdemokratų dalis sutiko su spaudimu, kita dalis nesutiko ir dėl to suskilo. Dabar kitas nacionalinis susivienijimas. Atsiprašau, čia kosulys. Nacionalinis susivienijimas. Aš norėjau paminėti tai, nes tai yra svarbu, tai yra kylanti nauja Lietuvos žvaigždė ir jinai labai svarbi. Nacionaliniam susivienijime įvyko skilimas, jo išsamei nenagrinėsiu detaliai, neturiu aš tos pilnos informacijos, bet mano galva ir mano giliu įsitikinimu tas skilimas įvyko nuo vidinis. Tai yra nesutarimai tarp pačių partijos lyderių, tarp pačių partijos narių. Sužaidė ambicijos, sužaidė kažkokie tai kiti dalykai, sužaidė kažkoksai tai, sakykime, kerštas ar dar kas nors ir partija suskilo. Niekas jos neįtakojo iš išorės, mano galva. Aš tokios informacijos tikrai neturiu. Kitas dalykas, o kam ją įtakoti iš išorės, jeigu jinai tuo metu, kada jinai skilo, jinai nebuvo nei parlamentinė, savo atstovų ten neturėjo ir dar buvo visiškai neaišku, kokia jos ateitis.
Taigi čia yra istorija visiškai kita negu Darbo partija, Valstiečiai arba socdemai. Tačiau, kas yra įdomu dabar? Nacionalinis susivienijimas dabar įgauna pagreitį ir tampa žinoma, garsi ir populiari partija. Ir jeigu Sinica toliau taip veiks, jeigu sugebės išlaikyti tokį pagreitį, tai kitais rinkimas, per kitus rinkimus jinai be abejo atsidurs Seime ir turės gana nemažai žmonių tenais. Taigi jinai, mano galva, šiuo metu jau atsidūrė interesų grupės dėmesio centre. Jie mato, kad kyla žvaigždė. Jie mato, kad ateityje rinkėjai už ją gali balsuoti. Ir jie žino ir supranta, kad reikia imtis veiksmų tam, kad suvaldyti šitą riziką ateityje. O kaip galime imti šitų veiksmų? Tai yra tik tai keli dalykai. Taip, kaip darydavo, pavyzdžiui, KGB. Ar žinote, kaip KGB organizacijas perimdavo? Tas, kurias jinai manydavo, kad jinai yra antitarybinis, veikia prieš komunistų partiją, prieš Tarybų sąjungą ir taip toliau. Tai yra vienas iš tokių būdų - infiltruoti į tą organizaciją kuo daugiau savo agentų. Jie infiltruoja vieną agentą, antrą agentą, įstoja, ten nėra taip sunku infiltruoti, jie įstoja tie nariai, jie tampa gana aktyvūs, veiklūs toje partijoje ir kada jie tampa veiklūs, jie pradeda traukti kitus žmonės, kurie taip pat dirbo KGB. Galų gale įvyksta susirinkimai, jie stengiasi ir daro viską, kad patektų į tarybas, taptų ten arba vadovais, arba pavaduotojais ir taip toliau, kad įgautų kuo didesnę įtaką pačioj partijoje. Ir kada tų agentų atsiranda tam tikras jau kiekis, tai ir kada jau dalis jų perima, pavyzdžiui, partijos valdymą, ten yra arba šalia lyderio, tai yra jo įvairūs pavaduotojai, konsultantai ir taip toliau, arba patys tampa lyderiais, jie nukreipia tos partijos veiklą kita kryptimi, negu jinai buvo iki šiol. Ir praktiškai perima jos valdymą. Panašiai atsitiko su konservatorių partija, apie ją rašė Vladimiras Laučius. Tai, kad jinai buvo vienokia, bet po Kubiliui valdant, tenais po 2007-2008 metų tą partijoje įsigaliojo kiti atėjo žmonės po trupučiuką ir praktiškai perėmė jos valdymą. Jinai tapo kitokia. Jeigu jinai labai stipriai anksčiau pasisakydavo ir imdavosi aktyvių veiksmų prieš Rusijos įtaką, tai vėliau jinai praktiškai tik tai labai agresyviai kalba, tačiau jokių veiksmų prieš šituos asmenis, prieš šitą įtaką nesiima ir aš jų nematau. Taigi, yra didelis pavojus, tai kad nacionalinis susivienijimas bus prarytas stambesnių žuvų. O jeigu neprarytas, tai į jo vidų, į jo gretas bus infiltruota daug sistemų žmonių, kurie faktiškai ir užsakinės muziką. Kokia kryptimi eiti ir kokius klausimus spręsti, o į kur nekreipti dėmesio, užmerkti akis ir taip toliau. Taigi štai, dabar galim prieiti prie tos išvados ir pasakyti, o ką mums pasakė istorija? Kokia iš to išvada? Istorija pasakė tai, kad partijos pagrindinės, kurios skilo ir kurios tuo metu buvo valdančiosi koalicijoje, turėjo įtaką, faktiškai skilo ne dėl vidinių nesutarimų, bet esminis dalykas ir pagrindinis dalykas tai buvo spaudimas iš išorės. Aišku, tas spaudimas kada yra, tai spaudimas ne tai, kad įsivaikščiokit, bet spaudimas atitinkamiems žmonėms nesutarti, išeiti, prieštarauti būtent partijos linijai, partijos krypčiai ir taip toliau. Taigi, išorės spaudimas. Ir kokios tai galėtų būti priežastys? Tai ir čia matyti dabar, kas dabar vyksta ir kas vyks toliau, tai Socialdemokratų partijai yra ne tiek, kiek vidinis nesutarimas dėl ideologijos, dėl pasirinktos krypties, dėl programų įgyvendinimo, dėl savo koalicijos partnerių,
o kiek tai yra spaudimas iš išorės. O ko jie siekia? Jie siekia, kad valdančioje koalicijoje nebūtų Nemuno aušros. Tai nėra pagrindinis jų siekis, manau. Pagrindinis siekis tai yra pirmas. Išlaikyti tokią sistemą, kokia yra dabar. Reiškia, visi tie žmonės, kurie dirbo, kurie prisidirbo, auditas jau dabar nustatė labai daug negerų dalykų ir žalą padarytą Lietuvai, ir nekompetencija, ir nekompetingi sprendimai, ir pinigų išvaistymus visokius galimai ir taip toliau. Tai jie bijosi tai, kad reikės atsakyti. Ir tam jie ginasi visomis įmanomis priemonės. Ir antra priežastis, kad jie siekia išsaugoti finansinių srautų kontrolę, išsaugoti pozicijas svarbiausiuose postuose, ten turėti savo žmonės. Dabar aš kada kalbu apie sistemą, tai kad jūs suprastumėt, ką tai reiškia. Tai nereiškia tai, kad grupė asmenų, kažkokia tai sekta, susirenka tenais kažkur tai vakare arba naktį ten pirtelėje, kaip ten važiavo spręsti Gazpromo atstovai Lietuvos vyriausybės sukūrimą, kas turėtų vadovauti ir kam. Ne, tai nėra taip. Tai yra kur kas paprasčiau. Patys įsivaizduokit. Pavyzdžiui, jeigu grupė žmonių labai ilgai dirba vienoje įmonėje. Paimkim tą pačią LRT. Grupė žmonių tenais dirba 10 mečius. Jie valdo situaciją. Aplink juos susikūrė tam tikra kita grupė žmonių aplinka, kurie iš to maitinasi, gauna pajamas, nusistovi ten kažkokie tai santykiai tarp vienų kitų, pasitikėjimas vienis kitais ir jie iš to gyvena. Jiems tai yra naudinga, jie tai uždirba gerus pinigus ir jie yra patenkinti. Be abejo, kad jie nenorės prarasti šitos sistemos, šitų pozicijų. Tas pats yra energetikos sektoriuje, tas pats yra krašto apsaugoje, tas pats yra ir kitose, pavyzdžiui, ministerijose, kur nors departamentuose, kur labai ilgai užsisėdėję žmonės, vadovauja ten daugiau kaip 10 metų ir taip toliau, ten yra susikūrę štai tokios sistemos, tokios, pasakykime, netgi grubiai galbūt korupcinės kažkokios tai schemos, jos yra palankios jiems, jos yra naudingos jiems ir jie darys viską tam, kad tokią būtent tvarką, tokią sistemą, kokia yra, išlaikyti. Ir čia nereikia susitarti tarpusavėje. Jie visi puikiai šitą dalyką žino. Taigi yra dėl ko kovoti. Ir kokia mano prognozė? Aišku, prognozuoti yra toksai labai nedėkingas dalykas. Kadangi prognozuoja vienaip, o gauni kitaip, kadangi gyvenimas yra antiek sudėtingas ir jį įtakoja tiek daug įvairių veiksnių, kurių tu net nenumatai. O kitas dalykas, mes kalbame apie žmonės, kurie kas sekundę gali pakeisti savo nuomonę. Ir velniai žino dėl ko. Tačiau prognozės yra vis tiek įdomios. Tai mano prognozė tokia. Aušriešiai, Nemuno aušra, bus išstumti iš koalicijos, o auditų, kurios inicijavo Skardžius ir dėka jo visuomenė sužinojo, kas darosi valstybėje, kad darosi iš tikrųjų negeri dalykai, kad reikia skaidriai daryti, kad reikia žiūrėti ir prižiūrėti, kur eina pinigai, kaip jie yra naudojami, auditų rezultatai bus užmiršti. Niekas toliau jų netirs. Auditai bus atliekami, tačiau paviršutiniai, arba ne toj srity, arba ne tos apimties, arba tik tai, kaip sakant, įslaptinti, kad visuomenė apie tai nesužinotų. Ir po šito įsivyraus taip vadinama kabutėse ramybė valstybėje. Ir taip pačiai sistemai naujos galimybės. Apie tas galimybės jūs patys puikiai žinote, jos jau buvo ramybė kabutėse ir buvo tos galimybės, bet rezultatas gavosi toksai, kaip Stepukonis, kaip tas Germanas, kaip Navickai ir visi kiti. Taigi kokia grėsmė Lietuvai? O grėsmė yra labai paprasta. Jeigu
ta sistema, kuri daug metų kūrėsi, tie žmonės, kurie sukūrė ir gauna iš tos sistemos naudą, jie toliau priiminės sprendimus ne visuomenės naudai, ne viešam interesų naudai, o privataus interesų naudai. Jie visą laiką galvos, kaip čia padaryti, kaip čia įgyvendinti kažkokį tai projektą, bet pirmoji eilė, prioritetas, kaip iš to projektų gauti naudą. Ką reikia daryti, kaip čia prasukti, kad gautume kuo didesnę naudą. O yra toks dalykas, jeigu vienas gauna naudą, tai kitas praranda. Šiuo atveju privatus interesas naudą gaus, o visuomenė arba viešasis interesas patirs žalą. Ir tai yra negerai. Ir tai yra pavojinga. Kitas dalykas, pavojinga palikti tuos pačius žmonės ilgam laikui, nes jie taip vėliau įsitvirtina, įleidžia tas šaknis, kad jokiais būdais nenori iš ten išeiti ir yra pasiryžę tuomet ne taip, kad kovoti politiškai arba tenais pulti kitus ir taip toliau, bet kelti netgi taip, pasakykime, pilietinius karus, iškeliant kažkokias tai fiktyvias idėjas ir kovojant už jas, kvailinant, mulkinant žmonės, kadangi pinigų turi daug, resursų turi daug, galimybių turi daug, žmonės kvailinti galima įvairiai. O tai mes jokiais būdais, Lietuvos piliečiai, visuomenė, neturime leisti, kad taip įvyktų. Taigi štai kokios mano prognozijas, pažiūrėsime iš tikrųjų, kaip viskas vyks. Taigi visiems ačiū už dėmesį ir ačiū ypatingai tiems, kurie dedat patiktukus, kurie rašot komentarus, kurie prenumeruojate mano kanalą ir iki kito karto.